grublėta oda. Natūrali grublėta oda. Minimalistinė iš vienos ir iš kitos atrodo, pusės atrodo taip. Čia irgi yra reguliuojamas dirželis iš vienos ir iš kitos pusės, jūs galite jį sutrumpinti, bet šiaip jisai puikiai atitaikytas nešioti ant peties, siaurėjantis modelis, todėl labai patogiai glunda ant peties, labai fainas modelis, vat grinai, kas ieško didelių talpių rankinių. Ir pati rankinė, jinai visa, tai aš sutvarkysiu, žodžiu, jinai visa yra pagaminta iš natūralios odos. Iš natūralios odos tiek tas vidus, tiek jos išorė yra pagaminta iš natūralios odos, minkštutė. Čia yra magnetas, magneto pagalba jinai prisiglaudžia ir va taip nešiojasi. Papildomai yra čia pridėtas tekstilinis skyrius raudonos spalvos, kaip kosmetinė, kurią jūs galite pripildyti savo daiktais, kad viskas būtų paslėpta, bet ir pačią visą erdvę jūs galite naudoti pagal paskirtį. Jeigu nenorit šito skyrelio vidinio, tai jūs galite jį nukabinti ir tiesiog naudoti kaip krepšį pačią šitą rankinę. Nuostabi, tikrai nuostabi, labai verta jūsų dėmesio. Čia yra tamsiai ruda spalva, jinai labai gražiai dera būtent su ta raudona spalvytė. Šio modelio dar yra kitų spalvų, yra tamsiai pilka spalva, samaninė žalia spalva, būtent kapučino spalvytė. Ir juodos spalvos aš vakar paslėpiau 2 ar 3 vienetai yra įkelti elektroninę parduotuvę, tai žodžiu paskutiniai, jų nėra, čia aš neparodysiu, nes jie jau dėžėje. Aš paslėpiau, kad būtų ir įdėjau atitinkamą kiekį, nes jų pagal kiekius nerodė, bet aš suradau būtent juodą su raudonu keletą vienetų ir buvau atidėjęs. Tai elektroninė parduotuvė, jeigu dar nenupirko, tai jūs galite dar pasinaudoti ir čiupti savo juodą. Bet iš tikrųjų ir kitos spalvos yra kosmiškai gražios. Tikrai labai populiariai yra būtent šita tamsiai ruda spalva, būtent chaki spalva, samaninė žalia ir būtent kapučino spalvytė, kuri labai dera, kaip ir ruda spalva, kaip labai dera būtent prie raudono vidaus. Ir žiūrėkit, kaip aš vėl laikyčiau šitą rankinę, tas raudonas vidus, jisai matosi, jisai labai išryškina pačią rankinę, labai dailiai, gražiai atrodo, tiek rankose, tiek ant rankos, ant peties jūs galite drąsiai jį užsimesti ir labai patogiai nešioti.